apie tai, kokios psichikos lygos iš tiesų dar jau gali būti kaip psichikos lygos suvokiamas, o kada tai galbūt yra tiesiog natūralūs mūsų pojūčiai, kurie yra būdingi visiems žmonėms, taip pat vertėtų pakalbėti ir apie nerimą. Nerimo jausmą visi mes kuo puikiausiai žinom. Tikrai kiekvienas esam gyvenime tą jausmą patyręs ir ačiū Dievui, nes nerimas yra labai reikalingas jausmas. Jisai mums daug ką praneša apie mūsų aplinką, jis mums signalizuoja, kad kažkas šitoje aplinkoje yra nebe taip, kažkas nebetinka, kažkas mums kelia kažkokį surūpinimą, ar tai čia būtų vidiniai kažkokie potyriai, ar kažkokie išoriniai potyriai. Jeigu apčiopiam savį nerimą, reiškiasi, turime atidžiau pasižiūrėti į aplinką. Tačiau kartais tas nerimas tampa pernelyg stiprus, pernelyg intensyvus arba visiškai nebesuvokiamas. Kokia jo priežastis gali būti jau net nebeaišku. Tai tuomet tas nerimas jau galbūt ir tampa psichikos liga. Svarbiausia turbūt atsižvelgti į tai, kaip mes apskritai įžvelgiam tą nerimo priežastį. Ar mes atrandam tą nerimo priežastį. Pavyzdžiui, pas mane apsilankė vienas žmogus, kuris pradėjo sakyti apie tai, kad jis jaučia labai stiprų nerimą, tokį stiprų, kad jis nebegali naktį miegoti, jis jaučia tokį nuolatinį virpulį, drebulį savyje ir jisai galvoja, galim vertėtų pradėti vartoti raminančius vaistus, nes jisai nebegali su tuo gyventi. Pradedant kalbėtis plačiau apie tai, su kuo tie išgyvenimai gali būti susiję, paaiškėja, jog jis buvo atleistas iš darbo, kurį jis tikrai labai mėgo, kuris jam sekėsi, bet, įvyko tokia situacija, etatų mažinimas ir panašiai, ir jisai buvo atleistas. Ir tuomet surado kitą darbą, bet tame darbe jaučiasi labai prastai, jaučiasi labai nevertinamas ten ir jaučia, kad neranda jokio ryšio, jokios bendros kalbos su vadovais ir su bendradarbiais. Jie yra naujausias kolektyvo narys ir jaučia, kad į tą kolektyvą labai sunku įeiti, kažkaip apsiprasti ir tada jis jaučiasi nuolat įsitempęs. Ir nuolat jaučiasi tokiam nerime, kai būna darbe. Ir žinoma, tas jausmas tęsiasi tuomet ir visą laiką. Tas jausmas tęsiasi, kai jis grįžta namo. Tai tokiu atveju tas jo išgyvenimas nerimas, nors ir yra labai stiprus ir pasireiškia visi tokie nerimo sutrikimams tarsi būdingi požymiai, kas būtų, kaip pavyzdžiui, labai sunku susikaupti, žmogus nuolat jaučiasi toksai vidinį drebulį tarsi patirtų, jam prakaituoja delnai, jam sunku sėdėti vienoje vietoje, jis jaučiasi nuolat išsigandęs, baisu, kad kažkas tuoj atsitiks, kiek kankina bloga nuojauta. Bet iš tiesų šio žmogaus atveju šitas nerimas yra puikiausiai suprantamas, ar ne? Jo nerimas atsiranda dėl to, kad jis prastai jaučiasi darbe ir ten išgyvena didelį nerimą ir stresą. Tai tokiu atveju turbūt vertėtų labiau pasigilinti į tai, kas tą stresą kelia, ar ne, ir pamėginti su tom streso priežastimis kažkaip tvarkytis, galbūt paieškoti ryšio su bendradarbiais, pačiam kažkuriuos pakviesti, galbūt nueiti pasikalbėti pas darbo vadovą ir pamėginti atrasti, kame ten yra nesusikalbėjimai. Streso ir nerimo priežastis, kai jas apčiuopiame, galime kažkaip tai spręsti, keisti ir koreguoti. Kaip galime dar panagrinėti ir antrą pavyzdį. Kalbėjusi su viena jauna mergina, jinai neseniai sulaikiusi vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo teisės neseniai gavusi. Ir važiuodama ryte į darbą, jinai atsidūrė labai tokioj sudėtingoj eismo situacijoj. Tiesiog iš kitos eismo juostos persirikiuojantis automobilis vos neįvažiavo į ją. Ir jinai labai persigando, jinai nebegalėjo toliau vairuoti, jinai sustojo ir ją išmušė prakaitas, jinai pradėjo labai tankiai kvėpuoti, labai tankiai pradėjo plakti širdis ir jinai pasijuto taip, kad jinai tarsi nebegali kvėpuoti, tarsi ją dusina visą tai, kas įvyko ir jinai bandė išlipti iš automobilio, bet nualpo. Tuomet buvo iškviesta greitoji pagalba, nes neaišku, kas čia atsitiko žmogui ir vėliau tik paaiškėjo, kad tai, ką jinai patyrė, buvo kraštutinis stiprus nerimas patirtas. Arba dar tai galima pavadinti panikos priepuoliu. Žinoma, panikos priepuolis gali pasireikšti labai įvairiai irgi ir gali nebūti jokio nualpimo. Čia toks visiškai kraštutinis atvejis. Tačiau net ir šios merginos atveju mes matom, kad jos išgyvenami labai stiprus jausmai buvo adekvatų situacijai. Jinai patyrė šoką. Ir jos šokas, jos nerimo išgyvenimai, pasireiškė būtent tokiu būdu. Ir tiesą pasakius, tai, ką jinai išgyveno, nėra tikras panikos priepuolis. Tai yra išgąstis, tai yra šokas. Taigi, toks nerimas, kurį išgyveno abu šie minėti asmenys, yra labai natūralus ir suprantamas ir suvokiamas ir jis nėra liga. Nebent, jeigu tas nerimas jaučiamas labai ilgą laiką, pavyzdžiui,
imant pirmąjį minėtą pavyzdį, ar ne, jeigu tą nerimą žmogus jaučia labai ilgai, pavyzdžiui, tai tęsiasi gerą mėnesį ir jisai jau pats nebesupranta, ko jisai nerimauja, nes tarsi santykiai pagerėjo darbe, ar jisai pakeitė darbą išvis, bet tas nerimas vis tiek išlieka labai stiprus, jis negali užmigti, kankina toksai drebulys nuolatinis, padidėjęs kraujospūdis ir panašiai, tai gali būti, kad jau išsivystė nerimo sutrikimas. Tuomet reikėtų kreiptis pagalbos, nes su tokiu jausmu ir su tokia liga gyventi jau tampa sudėtinga. Taigi pats pagrindinis simptomas, požymis, kuris skiria natūralų mūsų įprastą išgyvenamą kasdien nerimą nuo nerimo kaip ligos, yra tai, ar mes gebame atrasti ir atsekti to nerimo priežastį. Jeigu galime tą priežastį atsekti, tai galime su juo dirbti. Tai jeigu tai pabandžius labai konkrečiai išdėstyti, kokie yra tie nerimo simptomai, tai visų pirma, jie gali būti tokie fiziniai, kaip sutrikęs miegas, sunku užmigti arba sunku atsikelti, padažnėjęs pulsas, pablogėjusi dėmesio koncentracija, sunku susikaupti. Nerime esantis žmogus yra tarsi tokiai nuolatiniai būsenoj kovoti arba bėgti, kaip mes sakome, tokia streso būsena, kuri parengia žmogų kovoti arba bėgti nuo situacijos. Tai reiškia, žmogus yra padidintai dėmesingas savo aplinkai. Jis nuolat analizuoja, kas įvyksta aplinkui, jis įgaudo požymius, kada čia jam dabar reikėtų pradėti gintis ar ne. Tai būnant tokios būsenos, tikrai labai sunku sukoncentruoti dėmesį į bet ką kitą aplinkui. Pavyzdžiui, studentui sunku sukoncentruoti dėmesį į paskaitą, jeigu jisai viduje jaučia tokį stiprų jausmą, tokį stiprų nerimą. Tai tuomet, žinoma, galima pastebėti, kad ir atmintis suprastėja. Na, kai negebame sukaupti dėmesio į dalyką, tai žinoma, negebėsime jo ir atsiminti. Taip pat gali būti, kad tuo metu, kai žmogus jaučia labai stiprų nerimą, jam patankėja kvėpavimas, patankėja širdies ritmas, jis gali jaustis toks labai sudirgęs, labai jautrus. Jeigu tai yra užsitęsę, tai jaučia žmogus nuolatinį nerimą, nuolatinį dirglumą. Tai gali pasireikšti ir kaip pyktis, ir kaip apatija. Gali turėti labai įvairias išeitis arba labai įvairiai pasirodyti. Taip pat žmogų tarsi nuolat kankina tokios blogos nuojautos, kad tuoj kažkas atsitiks, kažkas blogo, tuoj turi įvykti ir tai tarsi atrodo neišvengiama. Taip pat nuolatinis toks vidinis virpulys ar drebulys ir tai tęsiasi, tarsi žmogui nuolat būtų šalta ir jis nuolat būtų kažkokiam strese, nors tarsi streso šaltinio aplinkui nėra. Taip pat labai tampa sunku žmogui atsipalaiduoti, jisai tarsi nuolat įsitempęs. Ir ta įtampa yra ne tik psichologinė, ne tik psichikos įtampa, bet taip pat ir fizinė įtampa. Atrodo, kad visi raumenys tampa tokie įsitempę ir kieti, kad net sunku apskritai atsipalaiduoti. Tai tokie yra pagrindiniai simptomai nerimo tokios kaip ligos. Jeigu jie yra nelabai intensyvūs, tai gali būti, jog ir neužsitęsia, tai gali būti, jog tas patiriamas nerimas yra visiškai natūralus. Tai ir galime tada su juo dirbti ir save pasistengti nuraminti ir surasti, kaip atsipalaiduoti. Tačiau jeigu tai tęsiasi, tuomet jau tikrai vertėtų kreiptis pagalbos. Nekalbu būtinai apie pradėjimą vartoti vaistus. Galima pakalbėti su savo artimaisiais arba su psichologu, su kuo yra priimtiniau tuo atveju. Taigi labai svarbu apskritai patyrus tokį nerimo jausmą sustoti ir apmąstyti, ką aš dabar jaučiu, su kuo tai yra susiję, ką man tai sako, ką mano nerimas dabar man sako, ar jisai yra apie situaciją, galbūt ją reikia keisti, ar jis apie mano vidinius išgyvenimus, galbūt verta apie juos daugiau pasisvarstyti, o galbūt tai yra tai, kad aš esu nuolat pervargęs, esu nuolat persidirbantis, ar ne, gal tuomet reikia pailsėti, gal tuomet reikia atsipalaiduoti, skirti laiko savo pomėgiams, hobiams ir savo artimiesiems. Taigi labai svarbu atskirti savo nerimą ir tvarkyti su juo tada, kada galime tvarkytis ir kreiptis pagalbos tada, kada jos jau reikia.